pristatyti savo įmonę, bendrovę, kurios pavadinimas yra Mūza. Taigi, mūsų bendrovės idėja kilo tuomet, kai mes pastebėjome, jog mūsų aplinkoje labai gausių žmonių, kurie yra labai talentingi ir savo idėjomis ir darbais labai puošia savo aplinką ir aplinkinius. Taigi mes sumanėme, kad būtų labai įdomu padėti jiems realizuoti savo idėjas ir paskleisti jas plačiau. Tai mūsų bendrovės uždaviniai. Visų pirma, ugdyti moksleivių atsakingumą, verslumą, iniciatyvumą bei veiklumą. Taip pat išmokti dirbti komandoje, tvarkyti MMB dokumentus ir organizuoti jos veiklą. O tai yra daug sudėtingiau negu atrodo iš pirmo žvilgsnio. Darbas komandoje reikalauja daug pastangų, kompromisų. Taip pat pastebėjome, kad yra labai sunku organizuoti savo veiklą ir organizuoti laiką, nes dažnai norisi išeiti kažkur, bet turi susitikti su klientais, su darbuotojais ir tai labai reikia pasirinkti. Taip pat mes siekime įgyti vadovavimo įgūdžių ir patirties versle, siekime reklamuoti ir parduoti prekes ir iš to gauti pelną, manau, to siekia kiekviena bendrovė. Taip pat skatintų jaunų menininkų veiklą, tai atsispindi ir mūsų produkcija, kuri yra tikrai originali ir neįprasta. Taip pat kurti ir tiekti rinkai kokybiškas, originalias, įsiskiriančias savo netikėtą formą, faktūrą, neįprastų pritaikymų prekes. Tai yra labai svarbu, nes iš tikrųjų tarp mūsų produkcijos yra labai didelė konkurencija. Taip, kokį mes gaminame, taigi reikia labai stengtis išsiskirti savo individualumu. Taip pat mes siekime naudoti kuo daugiau antrinių žaliavų. Taigi čia matote mūsų vieną iš paklausiausių prekių, tai knygų skirtukai. Jie nėra popieriniai, dėl to žavi žmonės. Taip pat jie puikiai papuošia knygos puslapius ir padarė ją dar įdomesnę. O čia jūs matote pavyzdį, kaip mes panaudojame nebereikalingus daiktus. Tai yra sagos, kurios surinkome iš makščių ir padarėme iš jų apyrankę ir sagę. Dar vienas pavyzdys, kaip mes panaudojame nebereikalingus daiktus, tai palaidinės panaudojimas. Iš jos mes gavome puikų originalų maišelį, kuris yra labai plataus panaudojimo bei labai stilingas. O čia yra padėkliukai padaryti iš vyno kamščių ir juos galima panaudoti tiesiog padėjus po karštų puodelių arbatos ar kavos, kad nesugadinti stalą. Na ir paskutinė mūsų prekė tai auskarai. Tai gana neįprasti, originalūs auskarai, nepaprastai lengvos faktūros bei gan stilingi. Taip pat jie yra unikalūs, tada ne kiekvienas žmogus gali išdrįsti juos susidėti. Ačiū Dievas.